Sveiki atvykę į Korsiką, Ajačių miesto. Nepaliestas turistų pliažas. Ramybė, žmonių daug nėra. Oras aфиgenas. Dar rytoj ryte ruošiamės varyti į haiką. Apie 10 km. Tokie nedideli kalnai. Taip, apkatkę padaryti. Ką, susitiksim rytoj. Sveiki, nu ką, atvažiavom į Korsiką. Pradedam savo haikus. Šiandien bus toks nelabai sudėtingas, apie 10 km. Apie 10 km, nežinau, oras toks šiandien neblogas haikinimui, debesuota, bet sakė, po pietų saulė išlys, bus karšta. Mes jau gal užbaigsim savo kelionę po pietų ir važiuosim prie jūros. O gerai, pafilmuosiu, paskraidysim. Varom per džiunglės kažkokias. Nu ką, išėjome mūsų taką. Čia yra toks ženklas. Varom. Nu ką, atėjom 2 km, tradiciškai trumpas komentaras. Takas toks nesunkus, matosi, kad labai populiarus, daug žmonių eina. Nu, vandens buvo mažai biškį paėmėm, tai taupom, nežinau, dar kiek mums 6 kilai, gal nepakrisim kur nors pakeliui. A šiaip kol kas viskas gerai, kad saulės nėra, tai būtų rūplė žapytė. Nu ką, susitiksim viršūnė jau turbūt. Paleisiu droną, pamatysit, kaip čia gražu. Aš mačiau. Mums reikia tiesiai. Varom.
apkasai, einam ir apkasus. Viliuosi tik įdomi iškasta, gal čia vanduo nubėga koks kadalėtas. Priėjom prie kažkokios skatikės, gal bus kur vandens įsipilti. Blecha, nesparmazinom kažkaip. Jo, pirmį keturą. Vieną bambalį vandens paėmėm ir viskas. Taip, kas čia? Melis kažkokia Alfonso. Afiona. Afinosa. Kas čia? Ai, čia kokie medžiai auga. Čia tie, žiūrėk, kažkokie. Kai žygėjom jau 5,5 kilometrų. Blecha, toksai kaip ir tokius miškus, blecha, pastovi reikėti. Kelias pažymėtas, tokiais geltoni tuščiukai. Bet nėra sunkus. Normalus iš pradžių vieno, kaip sakyti, serpantynų ėjom. Dabar viškai apsukom, einam per kitą pusę, kito šlaito, bet toks vat su džiunglės. No. Dabar ieškau vietą, kur blecha droną paleisti. Tai pramazinau ten, buvo kitoj kalno pusė, geri vaizdai. Dabar va, kažkur matau kažkokius prošvaišius, reikės bandyti paleisti, paskraidyti. Katytė kažkas turi kokią vietą.
Ką, baiginėjau mūsų šios dienos haiką, jau liko kilometras. Nu, toksai takas toks parašyta vidutinio sudėtingumo, bet čia kaip toks lengvas pasivaikščiojimas po alyvmedžių mišką. Labai daug alyvmedžių, labai daug driežiukų. Nu, čia įdomiai, bet ne sunkus. Nu, tokie vaizdai panoraminiai, bet ne visada, tik tai kaip eini į priekį yra, nu kaip eini kalnų serpantynų, paskui užsikeli, ten biškai eini miškais tokiais, bet pasakysiu, nu, fainiai, toksai oras gaivus kaip Lietuvoje, kvepia žolė tokia, nelabai karšta. Ką, dabar nusileisim, eisim ieškoti pležiuką, čia kažkur mačiau, yra pležiukai tokie neblogai gražus, eisim įsimaudysim, nu, pafilmuosiu dar. Biškiai čia su dronu skraidžiau, turėtų būti gražiai vaizdai. Nu, pasimatysim dar šiandien. Perdone, kaip jums šiandieninė kelionė? Bonjour. Bonjour ir viskas? Le easy. Le easy. That very nice day. Ką, susirandom pležiuką, biškį pasimaudysim, atsigersim desperado šalto ir varysim link viešbučio turbūt. Ką rytoj planuojam važiuoti į miestelio Bonifacijas, randasi pietinė Korsikos pusėje, ten yra 3 ar 4 pležai, tokie gražus labai, bandysim aplankyti, pafilmuoti, paskraidyti. Dar užmiršau pasakyti, rytoj mes važiuosim aplankyti pležų, o poryt penktadienį varysim jau į rimtą haiką, apie 20 km, sukilimas 1500 metrų, gali būti, kad ir sniegas dar bus, sniego bus, nežinau kaip mes ten apeisim, gal visą neapeisim, gal teks grįžti, bet pasikūręs gerai, aš galvoju, kad vis tiek aš įveiksiu ten tą atkarpą. 22 kilometrai, man rodos. Tiksliai nežinau. Nu, tokie reikalai. Tai bus šių atostogų planas įveiktas. Šiaip planavom porą haikų padaryti, apžiūrėti salą. Sala graži, bet labai sunku susikalbėti su visais. Visi šneka tik prancūziškai. Prancūzų kalba, meniu visur prancūziškas. Aš tai, jeigu kas norės skristi į Korsiką, žinokit, kad reikia mokėti prancūzų kalbą. Angliškai labai sunku su tom susikalbėti.